Sveiki. Nemokama svetainė, nemokamas hostingas, svetainės talpinimui ir nemokamas domenas. Viskas nemokamai. Dėl daugelio priežasčių jūs dar nenorite investuoti į profesionalią svetainę, kurių mes čia ir neanalizuosime. Ir atėjo laikas parodyti, kaip jūs galite įsigyti interneto svetainę visiškai nemokamai, gauti nemokamą domeną ir patalpinti savo būsimą svetainę nemokamame hostinge. Jūs jau matote hostingą, bet prieš tai pasižiūrėkite į tas 3 nuorodas, nusirašykite jas. Jums visos bus reikalingos. Pirmoji tai hostingas su nemokamu domenų svetainės talpinimui. Antroji WordPress.org, iš kur jūs parsisiųsite svetainę. Ir trečioji tai įrankis, su kuria jums neužilgo teks dirbti. Einam iš karto prie šitos programos. Jie atrodo taip, kai jūs parsisiųsite. Svetainiai pagal nuorodą jūs matysite taip. Paspauskite čia, atsisiųskite. O atsisiuntę, kaip ir minėjau, jie atrodys šitaip. Iš karto viršui paspauskite redaguoti. Jums čia nesimato, jums bus angliškas variantas. Tai iš kairės antras užrašas ir paspauskite nustatymai. Kaip ir minėjau, pas jūs viskas bus angliška. Na, o kad turėt lietuvių kalbą, šita jau yra kalbos paketai. Ir matot, pas manęs yra lietuvių kalba nustatyta. Jūs taip pat atrasite ir nusistatysite lietuvių kalbą. Taigi šitą programą mes galime išjungti. Kol kas ji mums bus nereikalinga. Toliau atsisiunčiat svetainę pagal kitą nuorodą. Tai yra šitą nuorodą. Susikurkit, kur viską talpinsit. Aš susikūriau šitokį failiuką. Viduje taip pat įsidėstykite failus, kur talpinsit foto, programas, temas, nes jums pradžioje šito viso reikės. Na ir šitas, kur jūs jau talpinsit nuorodas, slaptažodžius, prisijungimus, viską jums reikės įsisaugoti. Taigi atėjo laikas mums registruotis į nemokamą serverį ir gauti nemokamą domeną. Einam po truputį į apačią. Šita linija yra mokama, šita yra nemokama. Pasispaudžiam čionais ir matom mes jau registracijos lentelę. Šitą punktą mes ištrinam. Čia yra mokamas domenas. Čia įrašot, kaip svetainė jūsų vadinsis. Tai bus šito domeno pavadinimas. Įrašot savo elektroninį paštą. Pakartojat elektroninį paštą. Įrašot slaptažodį. Vėl slaptažodį pakartojat. Surašot apsaugos kodą į šitą liniją. Uždedat varnelę sutinkam su visom sąlygom. Ir paspaudžiat aktyvuoti sąskaitą. Aš šitų duomenų nevedu, kadangi aš jau esu prisiregistravęs. Jūs gausit elektroninį laišką. Pasispauskite nuorodą ir registruokitės. O aš einu prisiregistruoti prie šitos sąskaitos. Kaip ir minėjau, aš duomenys esu visus suvedęs. Aš registruojuosi čionais, jūs taip pat, kai jūsų sąskaita yra aktyvuota. Ir mes jau esam prisijungę prie sąskaitos. Jie atrodo taip. Iš karto spaudžiam valdymo pultas. Valdymo pultas tikrai yra nuostabus. Einam į apačią. Matot šitą punktą. Jį pasispauskit. Nusikopijuokit viską, nes tai yra jūsų FTP prisijungimas. Jūsų svetainės nuoroda, vartotojas, slaptažodis. Taigi kopijuojat. Ir kaip minėjau, jūs esat susikūrę Word'e
failelį čionais ir įklijuokite. Dar gali būti toks variantas, kad jums neleis prisijungti prie FTF. Vadinasi, esat sukūrę slaptažodį neteisingai. Slaptažodis turi būti kūriamas kažkoks tai žodis, galbūt keletas skaičelių, būtinai brūkšnelis apačioj ir FTF. Nebūtinai FTF, bet aš visada galūnę darau tokią, kur sąskaita yra registruota. Šiuo atveju FTF sąskaita, tai reiškia FTF, kadangi yra lengviau suprasti, kam tas slaptažodis priklauso, kur pasikeisti slaptažodį. Taigi, grįžtam atgal, jūs jau nusikopijavot, bet dar nežinot, ar jūsų teisingas yra slaptažodis, o slaptažodį jūs galit, net nereikėjo mums grįžti atgal, pasispaudžiu dar kartą, šitą nuorodą jūs paspausit, tai yra pakeisti slaptažodį, ir čia viską trinam, įvedam naują slaptažodį, kaip ir sakiau, su brūkšneliu apačioje paspaudys išsaugoti ir jūs jau turėsit naują slaptažodį. Tolimesnis žingsnis. Mes neturim duomenų bazės. Einam, ieškom, duomenų bazę kūriam čia. Pasispaudžiam. Duomenų bazės taip pat aš irgi nesu sukūręs. Pradžia yra sukurta, jums reikia įrašyti keletai raidžių. Šiuo atveju aš rašau VP, kadangi tai bus WordPress. Čia jau yra įrašyta VP, tinka. Slaptažodis įrašot savo. Aš rašau savo. Ir paspaudžiam išsaugoti. Štai jums yra sukurta duomenų bazės prisijungimai. Viską kopijuojam. Jums taip pat neužilgų reikės. Ir įsiklijuojam į savo failą. Viską išsaugau. Taigi prasideda svetainės instaliavimas. Jūs tikriausiai jau viską parsisiuntėt. Parsisiuntėt ir turit tokią failiuką. Jį būtinai išarchyvuokit. Aš rodau pavyzduką, kaip yra išarchyvuojama. Išmetė lentelę. Spaudžiu čionais. Spaudžiu čionais. Vyksta išarchyvavimas. Štai jūs turit tokią savo svetainės failą. Aš čia parodžiau, kaip yra išarchyvuojama tema. Viską, ką mes kelsim į savo hostingą, mums reikės išsiarchyvuoti. Tolimesniai mūsų žingsniai yra, mes jau einam instaliuoti savo svetainę. Jūs programą jau pasisiuntėt, nusistatėt lietuvių kalbą. Ir dabar jau bandykim mes per FTF pasijungti. Kopijuojam. Įklijuojam čionais. Vartotoją taip pat. Slaptažodis. Jeigu jūsų buvo teisingas, jums prijungs prie serverio. Jeigu neteisingas, žinote jau kaip pasikeisti. Čia būtinai įveskite skaičiukus 21. Aš spaudžiu jungtis. Na ir jūs to įsitikinsit, ar jūsų slaptažodis yra teisingas. Jeigu ne, žinot, kaip pasikeisti. Na štai sujungi. Manau, kad jums irgi pavyko prisijungti. Toliau jūs čia nematot viršui, kadangi jūs jau turit lietuvių kalbą. Paspauskit failas, išmes jums tokią lentelę.
pasispauskite šitą, ką mes jau suvedėm viršui, jūs jau matote čia. Šitą pavadinimą mes pasikeiskim. Ir paspauskite. Gerai, čia jūs nieko nekeiskit. Sekantį kartą, kai jungsite per FTP serverį, jums nebereikės suvedinėti šitų duomenų, paspausite. Čia susirasite jūsų svetainės FTP ir paspausit jungtis, jums sujungs automatiškai. Toliau pažymėkite su varnele ant papkutės, spaudžiam plus, pažymėkite publish HTML ir toliau šitoj pusėje mes nieko nebedarom. Šitoj pusėje mes susirandam atsisiųstą svetainę. Taigi, kai išjunginėjate visus minusukus, čia rodo, ką jūs turite kompiuteryje. Jūs susikūrėt papkelę, žinot, kur savo svetainę pasisiuntėt, tai ir paieškokite. Mano yra darbalaukyje. Taigi, aš pasispaudžiu darbalaukis, ieškau toliau. Kur mano svetainė? Ji yra čia nais. Pasispaudžiu, užjuodinu. Štai, aš jau matau. Vėl išskleidžiu. Na štai, jūs taip pat matysite tokį pat užrašą. Paspauskite ant jo ir toliau jau nieko nebedarom. Pasiruoškim daugiau vietos. Dabar atidžiai užjuodinam iš apačios į viršų. Šitiek viršutinės papkutės jokių būdų neužjuodinkit. Statykit pelę kur nors per vidurį, paspauskit su dešiniu klavišu, jums išmes tokią lentelę. Tai jums bus paprasčiausias būdas siųsti duomenis į serverį. Galima dar ir kitų variantų paimti, nutemti, bet mes tą variantą išbandysim, kai mes jau siūsimės svetainės dizainą, o jūs paprasčiausiai paspauskit išsiųsti. Matot, apačioj yra prasidėjęs procesas. Jūsų svetainė jau siunčiasi į serverį. Būtent į šitą nuorodą. Taigi, pusę valandos galite pailsėti, atsigerti kavos. Kas norit, galit stebėtis. Jeigu bus klaida, vėliau čia bus parašyta, ar visi failai nusisiuntė teisingai. Jeigu pamatysite klaidos užrašą, visą tai jūs galite pakartoti. Na, o aš taip pat atsijungiu, lauksiu, kol ir mano svetainė susinstaliuos ir pratęsim darbus, kai mūsų duomenys jau bus pasikrovę į serverį. Taigi mano pasikrovė jau, jūsų tikriausiai taip pat. Šitą programą mes jau galim išjungti, mums jos nebereikės. Toliau kopijuojat savo domenų nuorodą ir įsiveskite čionais, paspauskite aktyvuoti, jums išmes tokią lentelę ir mes žingsniuojam toliau. Spaudžiam konfigūruoti. Čia yra duomenų bazė, ten, kur mes ją sukūrėm. Spaudžiam toliau. Dabar mums reikia tų duomenų, kurias mes gavom sukūrę duomenų bazę.
Atsargiai kopijuojam paeiliui. Jūs taip pat. Toliau šitas yra toks pat. Matau, 1:1. Jis eina čionais. Slaptažodį aš prisimenu. Atsargus momentas, kopijuojam. Atrodo, suvedėm duomenis teisingai. Paskutinio punkto nelieskit. Šito paskirtis dėl duomenų bazių yra visai kitokia. Tai jeigu norit turėti keletą svetainių ant vienos duomenų bazės, mes spaudžiam toliau. Susijungiam su duomenų bazė, spaudžiam instaliuoti. Taigi, mes jau artėjam prie tikslo. Kiekvienas įsiveskit, kaip jūsų svetainė vadinsis. Mūsų atveju svetainės pavadinimas turėtų būti krepšinis. Aš rašau su klaidom. Jūs rašykit, koks jūsų svetainės pavadinimas bus. Šitą pavadinimą jūs galėsit pasikeisti ir svetainė. Admin. Tai eis prie administravimo skydelio prisijungimo. Sugalvokit kokį rimtesnį žodį, kad jums nepralaužtų. Aš rašau krepšinis, vėliau aš visus slaptažodžius pakeisiu nuo pat pradžių. Rašote slaptažodį. Ir pakartojam. Elektroninis paštas. Jūs įvedat savo. Atrodo viskas teisingai. Spaudžiam instaliuoti. Kad nepamirštume, nusikopijuokite šitus duomenis. Tai yra prie savo svetainės administracinio skyrelio prisijungimo. Jums visada jų reikės. Slaptažodį prisimenat. Kiekvienas įsirašysit čionais savo. Mes spaudžiam toliau. Kadangi aš buvau paspaudęs išsaugoti slaptažodžius automatiškai, man jau yra duomenys suvesta. Dedu varnelę, kad galėčiau visada automatiškai prisijungti. Nusikopijuokit šitą nuorodą, ji jums bus pastoviai reikalinga ir įklijuojam čionais. Šita nuoroda yra prisijungimui prie jūsų svetainės administracinio skyrelio. Vartotojas krepšinis, jūsų kitoks ir slaptažodis. Taigi, spaudžiam. Ėmiamas momentas, mes jungiamės prie administracinio skyrelio ir štai mes esam svetainės administraciniam skyreliuje. Viskas yra angliškai, lietuvių kalbą pakeisti
nėra sunku. Aš specialiai jums nurodžiau, kad būtų anglų kalba. Vėliau mes sužinosim, kaip pakeisti lietuvių kalbą. Kadangi visi pluginai, programos, dizainai bus užvardinti anglų kalba, tad jums lengviau bus vadovautis, kur ką įkelt, kol nesat pripratę prie vertimų, o kai truputį apsiprasit su administravimo skyreliu, tada galėsit pasikeisti ir lietuvių kalbą. Svetainę galit savo peržiūrėti čionais, atidarau naujam langelyje. Jį kol kas atrodo šitaip, svetainės pavadinimas, kurį mes įvedėm. Viską mes pakeisim, kaip matot, jokio dizaino nėra, yra plika švaru. Su sekančiu video jūs jau sužinosite, kaip pasikeisti pavadinimus, kategorijas, kaip pasikeisti svetainę į gražų dizainą. Dizainų yra tūkstančiai, rinktis bus jūsų valia, kaip jūsų svetainė atrodys. O dabar aš su jumis atsisveikinu ir susitinkam sekančiame video, kur mes jau darysim svetainės nustatymus.